Привет, Евросоюzo chalopai. Kaip išsilaikė? Dar nenunešė stogo nuo viso šito durdomo. Aš čia Vilniuje jau greitai pamiršiu lietuviškai kalbėti. Čia kažkokia tai tūpo portugališka terpė, kur greitai tik rusiškai arba laužyta anglų kalba susikalbėsi. Jau nekalbu apie tuos voltus ir boltus, kurie jokia kalba nekalba. Su sabakom lengviau susikalbėti. Nu, bet užteks čia verkšlenti. Yra rimtesnių dalykų. Šiandien Lietuvoje kilo naikintuvai, nes radarai užfiksavo neaiškų objektą. Tiksliau ne radarai, o tie, kas į juos žiūri. Vėlų visi užsiėmė, vėl visi ieško šiknoje sliekų, vėl taškomi pinigai kurui. O po to pranešimas. Miegokite ramiai, Lietuvos baudžiauninkai, tai galimai buvo tik šiukšlė ant radaro ekrano. Duodu išlepą prišikti. Jie taip ir pasakė. Bet neukom jaunuoliai toliau į visą tai vis dar žiūri rimtai. Palakščius po laukus su kablukais ir lopeta, premjerė pir pagaliau dašuto, kad Baltarusijoje yra pastrigę apie 5000 furistų. Tai Kliuška pasakė auksinę mintį, kad reikia kreiptis į Minską ir tartis, kad jie galėtų grįžti. Nu tikra žirafa. Kol daėjo iki tos vietos, kur turėtų būti smegenys, tie furistai iš bado užsilinkti gali. Bet svarbiausia poniūtai protingą ir gražią pavaidinti, bet kas akis turi, jau seniai pamatė, kad su protėliu ten ne kažką. O valdžios troškimas ir noras gyventi už mokesčių mokėtojų pinigus ir taškyti biudžetą, tai ohoho. Nu, bet einam toliau. Žiauriai man patinka caro arklidžių Daukanto aikštėje rezidentas, kuris giedodamas tautinę giesmę atvirai teigia, jog dirba savo naudai. Tai šitas vatinukų medžiotojas, sporto komentatorius, kuris laisvalaikiu iš nekaltų žmonių pilietybės atiminėja, sumasti išjungti galimybę komentuoti po jo Facebook įrašais. Tai tokia gerovės valstybės kūrėjo moralė. Aukščiausias valstybės tarnautojas spjovė į snukį visiems. Pasielgė kaip didžiausias bailys. Ai, kodėl kaip? Toks jis ir yra. Tik vaidina kietą kaisvo apsaugą. Mačiau internete video, kaip jis boksuojasi. Ai, geriau nieko nesakysiu. Nu, o Niujorke tai proletariato šventė. Ten rinkimus į merus laimėjo senio Sorošo sūnaus Aleksandro geras draugas Zoranas. Zoranas yra musulmonas socialistas. Jis taip pat yra didis Trumpo priešas, kaip ir jo sorošiniai draugai. Vot bus bajeris, kad reiks Trumpui į Putiną kreiptis, kad išgelbėtų nuo vis įžulėjančių komunijagų, kurie nieko bendro su tikrais komunistais neturi. Jie tik manipuliuoja paprastų žmonių jausmais. Visų kažkada išsvajotos Amerikos laukia sunkus laikai. O gal net ir pilietinis karas. Bet mes su jumis neprapulsimo, brangus mano broliai ir sesės Kristuje. Nepamirškite kalbėti poterius, aukoti bažnyčiai ir Ukrainai. Laikas pagalvoti ir apie kaukes, einant į darbą, į parduotuvę ir į mišką. Bet kur gali tykoti pavojingas virusas. Svarbiausia – nesinervinti ir gerai maitintis. Slava ir šalom.